Prašau. Labas rytas visiems, gerbiamas merė, gerbiami kolegos, gerbiami dalyvaujantys. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnio 5 ir 24 straipsnio 2 dalyje numatyta savivaldybės tarybos nario teisė iš savivaldybės administracijos gauti visą tarybos nario veiklai reikalingą informaciją, prašau pateikti paaiškinimus ir išsamią analizę, kodėl nuo žema temperatūra šių metų vasario mėnesį buvo tik 2 savaitės, sąskaitos gyventojams už butų šildymą Klaipėdos mieste išaugo dvigubai. Už 2-3 kambarių butų šildymą daugiabučiuose namuose sąskaitos nuo 450 litų sausio mėnesį išaugo iki 800-900 litų vasario mėnesį. Skelbiama interneto svetainėje akcinės bendrovės Klaipėda Energija, kad Klaipėdoje šilumos kaina per metus išaugo 32% dėl pabrangusių dujų. Kodėl sąskaitos už dujų šildymą padidėjo ne trečdaliu, bet dvigubai? Klausimas turėtų būti sprendžiamas iš esmės. Akcinė bendrovė Klaipėdos Energija yra savivaldybės įmonė. Savivaldybė priklauso 75,2% akcijų. Kodėl Klaipėdos savivaldybė savo gyventojams parduoda šilumą kaip prekį, bet netiekia ją kaip paslaugą? Nes gauti pajamas, tai yra pelną iš gyventojų tiekiantiems šilumą, buvo numatyta iš anksto. Savivaldybės taryba tvirtindama šių metų biudžetą numatė gauti pajamų dividendų 4 milijonus litų vien savivaldybė iš Klaipėdos iš akcinės bendrovės Klaipėda Energija. Dividendai be abejo įtraukiami savikainą ir didina taip jau labai brangią šilumos kainą. Kyla miestiečiams aktualus klausimas, kodėl šiovis dar besitęsiančio sunkmečio metu nesvarstoma galimybė atsisakyti dividendų arba jos numatyti bent minimalius. Esant tokiai situacijai, kai eilę metų kyla paslaugų kainos ir brangsta net būtiniausi maisto produktai, o gyventojų pajamos lieka išaldytos, savivaldybė turėtų peržiūrėti savo politiką, kad jie nedidinti ir taip nepakeliamos mokestinės naštos savo miestiečiams. Ieškokime galimybių. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorė šiandien pirmo klausimo taryboje teikiamoje 2011 metų savivaldybės administracijos veiklos ataskaitoje deklaruoja, kad vienas iš pagrindinių savivaldybės 2012-2015 metų veiklos prioritetų yra skaidrus ir efektyvus valdymas. Gal pagaliau darbais, o ne žodžiais įgyvendinime skaidrų ir efektyvų valdymą, pradėdami nuo akcinės bendrovės Klaipėda Energija, kad tą skaidrų efektyvų valdymą pajustų klaipėdiečiai. Ar mes ir toliau tarybos nariai svarstysime ir tvirtinsime tik įvairius aprašus, o ne kiekvienam klaipėdiečiui gyvybiškai būtinus klausimus, ką šiandien labai gerai pasakė ir pirmoji iš tribūnos kalbėjusi miestietė. Ačiū. Ačiū, labai geras pavyzdys.